Ačiū. Sveiki atvykę, ponės ir ponai. Mano vardas Kristianas ir aš esu Gautronomy generalinis direktorius. Šiandien ypatinga diena, bet prieš kalbėdami apie ateitį, skirkime akimirką sugrįžti į pradžią. Mūsų istorija prasidėjo 2017 metais. Tada sukūrėme savo pirmąjį dirbtinį intelektą. Sistemą galinčią analizuoti sporto lažybas. Iš pradžių tai buvo tik eksperimentas. Norėjome sužinoti, ar mašina gali mokytis iš milijonų įvykių, priimti sprendimus greičiau nei žmogus ir, svarbiausia, daryti mažiau klaidų. Pradėjome nuo statymo atpirkimo. Pavyzdžiui, jūs padarėte statymą ir staiga viskas pradėjo klostytis blogai. Galėjote mums parašyti ir mes atpirktume jūsų statymus, sugrąžindami jums pasitikėjimą ir tikėjimą žaidimu. Tai buvo rizikinga, bet taip pat ir pirmas žingsnis link pasitikėjimo dirbtiniu intelektu priimant tikrus sprendimus. Dabar žingsnis po žingsnio mūsų dirbtinis intelektas augo. Jis nebesitenkino vieną analizę, jis pradėjo prognozuoti. Jis pradėjo mokytis iš savo pačių klaidų. Jis pradėjo suprasti rinką, dinamiką ir net žaidėjų psichologiją. Ir tada mes žengėme dar toliau. Pradėjome statyti patas. Iš pradžio atsargiai, vėliau sąmoningai. Ir staiga supratome, jis laimi. Nors ir ne visada, bet dažniau nei žmonės. Tai buvo ta akimirka, kai supratome. Mūsų dirbtinis intelektas tai ne tik algoritmas. Jis mąsto. Pagalvokite apie tai. Toks ir buvo sumanymas. Rezultatai buvo tokie įspūdingi, kad investicinės institucijos ir tyrimų organizacijos pradėjo su mumis susisiekti. Jos tyrinėjo mūsų dirbtinį intelektą, bandydamas suprasti, kaip sistema gali priimti tokius sudėtingus sprendimus, kaip to negalima paaiškinti paprasta matematika. Taip, Gautronomy iš paprasto eksperimento virto pilnavertę įmonę. Pradėjome burti komandą. Kūrėme infrastruktūrą, kad mūsų dirbtinis intelektas galėtų veikti ilgalaikėje perspektyvoje, augti, plėstis ir gyvuoti. Ir šiandien mes peržengėme ribas. Mes nebeapribojame savo intelekto tik skaičiais ir statymais. Mes perkeliame jį į realų pasaulį, kuris tampa kažkuo nauju, gyvu, prasmingu ir novatorišku. Šiandien ypatinga diena, nes mes kalbame ne tik apie technologijas. Mes kalbame apie ateitį, kuri prasideda būtent dabar. Tačiau prieš žengdami pirmyn, trumpai pažvelkime, kur esame šiandien. Šiuo metu esame tokioje stadijoje, kai mūsų dirbtinis intelektas tapo brandžiu produktu. Mes praėjome eksperimentų, klaidų, bandymų ir nesėkmių bei nesibaigiančio tobulinimo kelią. Šiandien mūsų sistema ir algoritmai skirti statymų bei elgsenos modelio analizai yra visiškai ištobulinti. Ir dabar mes iš tiesų suprantame, kaip tai veikia. Mes matome, kodėl tai veikia ir dar svarbiau, kaip tai vystosi. Trumpai tariant, tai atrodo taip. Mes sukūrėme stabilę savarankiškai besimokančią sistemą. Tokią, kuri prognozuoja, prisitaiko, tobulėja ir duoda rezultatus. Tačiau mes suprantame ir kai ką daugiau. Negalima įstrigti dabartyje. Mes galvojame apie ateitį, nes žinome, kad be ateities nėra ir progreso. Todėl mūsų dirbtinio intelekto vystymas yra svarbiausias prioritetas. Be jo mes negalime augti. Negalime pasiekti naujų rinukų. Negalime žengti kito žingsnio. Mes gyvename laikais, kai intelektas jau nebėra tik kodo eilutės. Jis tampa kažkuo daug daugiau. Jis pradeda suprasti, jausti kontekstą. Jis atpažįsta ne tik duomenis, bet ir ketinimą. Patronomija mes tai vadiname gyvuoju intelektu. Tai nėra technologija dėl pačios technologijos. Tai žingsnis į priekį priartinantis intelektą prie žmogaus. Dirbtinis intelektas neturėtų tik spręsti užduočio. Jis turėtų įkvėpti. Jis turėtų mokytis iš mūsų, o mes savo ruožtu turėtume mokytis iš jo.
Tai vadinama simbioza. Nauja žmogaus ir mašinos sąveikos forma. Ir būtent čia, šioje vietoje, prasideda viskas, ką jums šiandien papasakosiu. Na, pradėkime nuo kažko paprasto, pažįstamo. Namai. Namuose technologijos turėtų būti beveik nematomos. Negarsiai, neįkyriai, o natūraliai. Mūsų dirbtinis intelektas padeda be žodžio. Jis valo, užtikrina jūsų namų saugumą, bendrauja su kitais jūsų įrenginiais ir prisitaiko prie jūsų įpročių. Žino, kada esi namie. Ir pajunta, kada tereikia tylos. Tai supranta, nes tikras rūpestis slypi smulkmenose. Norime, kad technologijos būtų būtent tokios. Ne įrankis, o komforto partneris. Norime žmonėms sugrąžinti jų laiką, kad kiekvienas galėtume susitelkti į tai, kas mums iš tiesų svarbu. Kūrybiškumą, šeimą ir savo pačius. Ir tai tik pradžia. O dabar įsivaizduokite verslą. Šiandien kiekviena įmonė ieško to paties atsakymą. Kaip dirbti protingiau, o ne tik greičiau? Mūsų dirbtinis intelektas ne tik automatizavimo įrankis, tai partneris. Tas, kuris padeda priimti sprendimus, matyti dėsningumus ir numatyti, kas bus toliau. Prekybos centre jis atpažįsta sugrįžtančius klientus. Gali pradėti pokalbius, padėti konsultantams. Žmonės sugrįžta, nes jaučiasi pastebėti. Sandėlyje jis valdo logistiką, optimizuoja maršrutus ir didina efektyvumą. Taigi, vienu atveju produktyvumas vos per mėnesį išaugo 28%. O biure mūsų dirbtinio intelekto valdomas robotas tapo tikra komandos dalimi, taip įsitvirtinusią, kad darbuotojai jam suteikia pavadinimą. Štai ir ateina momentas, kai technologija nustoja būti technologija ir tampa objektu. Jis tampa proceso dalyviu. Čia ne apie žmonių pakeitimą kalbama. Kalbama apie jų įganingą. Tai intelektas, kuris padeda mąstyti greičiau, jausti giliau ir veikti tiksliau. Ir visa tai vyksta jau šiandien. Būtent šią akimirką. Pirmasis mūsų žingsnis, integruojant dirbtinį intelektą į kasdienį gyvenimą, yra Batronomy AI Pro. Pro – tai intelektas, sukurtas žmonėms, kurie nori priimti sprendimus užtikrintai. Jis analizuoja duomenis, rašo turinį, kuria dokumentus ir netgi planuoja projektus už jus. Jis supranta kontekstus, tikslus, emocijas ir svarbiausia, daro tai natūraliai. Tarsi šalia tavęs sėdėtų žmogus, kuris tave iš tikrųjų supranta. Tai partneris, kuris dirba 24/7, niekada nepavargsta ir visada išsaugo tavo idėjų prasmę. Pro – tas, kuris niekada nepraranda susikaupimą, net ir po 5 susitikimo iš eilės. Tai ne tik padeda jums, tai tave komplimentuoja. Tai stiprina jūsų komandą ir paverčia darbo dieną idėjų srautu, o ne tik užduotimis. Bet mes norime daugiau. Sukūrėme Batronomy AI Ultra. Kognityvinę sistemą, gebanti savarankiškai analizuoti, numatyti ir priimti sprendimus. Ultra mato giliau. Tai supranta ryšius. Tai modeliuoja ateitį. Tai nėra sistemoje. Tai antras strateginis mąstymas. Jis nelaukia komandų. Jis siūlo sprendimus, remdamasis milijardais ir milijardais duomenų taškų. Ir visą tai padaro vos per akimirką. Jis prognozuoja tendencijas. Jis aptinka rizikas. Ir svarbiausia, jis siūlo kelius į priekį, kurių galbūt net nebūtumėte pagalvoję. Dabar Ultra – tai momentas, kai technologija nustoja būti tik įrankiu ir tampa mąstymo partneriu. Tai ne tik kita dirbtinio intelekto versija. Tai naujas technologinio sąmoningumo lygis. O dabar įsivaizduokite tai.
Sėdite namuose, bet aplink jūs tūkstančiai sirgalių. Jūs girdite minies šurmulį. Jūs matote žmonių veidus. Jūs jaučiate rungtynių atmosferą. Tai nėra mokslinė fantastika. Tai Betronomy, VR ir AR fanų zonas. Nauja realybė sporto mėgėjams. Per VR akinius ar AR savo išmaniajame telefone galite žengti tiesiai į savo stadioną. Pasirinkite savo vietą, bendraukite su kitais sirgaliais, spėkite rezultatus ir net susitikite su žaidėjais VR aplinkoje. Dabar suprantame, kad saugumas yra svarbiausia. Todėl kiekvienas bilietas apsaugotas naudojant NFT ir Betronomy ID. Tik savininkas turi prieigą prie kopijų. Taigi, jokių kopijų ir jokių padirbinių. VR veikia visose įrenginiuose, neprarandant kokybės ir yra prieinamas sirgaliams visame pasaulyje. 2026 metais paleidžiame VR zonas e-sportui. 2027 metais pridedame AR funkcijas ir NFT pasą, o 2028 pasaulinis Betronomy virtualių startas. Tai ne tik virtualia patirtis, tai nauja buvimo forma. Pasaulis, kuriame technologijos suartina emocijas, o atstumas išnyksta. Tai yra Betronomija. Tai ateitis, į kurią galite žengti. Štai kodėl sukūrėme Betronomy's Geo. Nauja ekosistema, sujungianti sporto peržiūrą, analizę ir interaktyvumą vienoje erdvėje. Tai ne tik tiesioginės transliacijos. Tai vieta, kur žiūrovas tampa dalyviu, kur kiekvienas vartotojas gali daryti mikroprognozes, bendrauti tarpusavyje ir su kitais sirgaliais, bei būti gyvų duomenų dalimi realiu laiku. Dabar mes padarėme transliaciją prieinamą visur. Internete, mobiliuosiuose programėlėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir konsolėse. Viskas sklandu, akimirksniu ir saugu. Saugumas ir skaidrumas – tai mūsų pamatas. Skirtingai nei tradicinės platformos, mes naudojame pilną duomenų šifravimą ir asmeninius profilius, kurių kūrime nedarome jokių kompromisų. O kai kalbame apie ateitį, 2026 metais, įsivaizduokite, mes išleidžiame MVP. 2027-aisiais visas turinio katalogas su laidomis ir dokumentika, o 2028-aisiais pasaulinė daugiakalbė Betronomy Stream versija. Betronomy Stream nėra tik apie sportą. Tai nauja bendravimo kultūra. Bet tai, kas iš tikrųjų priverčia sportą atgyti, nėra algoritmai ar diagramos, o žmonės. Štai kodėl mes sukūrėme Betronomy Community. Tai yra pirmoji platforma, kurioje sirgaliai tampa analitikais, kūrėjais ir tikros sporto ekosistemos dalimi. Tai naujos kartos socialinis tinklas, kuriame gali prisijungti prie klubų, vesti diskusijas, kurti savo prognozes ir dalintis emocijomis. Čia saugumas ir pasitikėjimas yra svarbiausia. Privatus pokalbiai, reputacijos sistemos, apsauga nuo šlamšto ir trolinimo, tik tikri pokalbiai ir tikros emocijos. Platforma prieinama visur, per naršyklę, mobilią programėlę ir net integruota į Telegram bei Discord. Mes neverčiame jūsų rinktis turinio, mes sujungime bendravimo erdves. 2026 metais pristatėme vieną iš pagrindinių chat profilių versijų. Reitingai, vėliau analizė, edukacija, žaidybinimas, o iki 2028-ųjų pasaulinė bendruomenė integruota su VR fanų zonomis. Betronomy bendruomenė – tai vieta, kur sirgaliai tampa žaidimo dalimi, ne tik stebėtojais, bet ir emocijų kūrėjais. Kai technologija subręsta, ateina metas ją pasidalinti su visu pasauliu. Sukūrėme Betronomy.us duomenų ir intelekto paslaugą. Dabar bet kuris verslas gali prisijungti prie mūsų intelekto, pritaikyti jį savo procesams ir augti kartu su juo. Nuo startuolių iki didelių įmonių Betronomy.us atveria duris gyvojo intelekto naudojimui finansuose, logistikoje, švietime ir gamyboje. Tai ne tik technologija, tai mąstymo ekosistema. Pasaulis, kuriame intelektas tampa prieinamas kiekvienam.
Nes mes tikime, kad ateitis kuriama ne konkurencija, o bendradarbiavimu. Apie protų sąjungą, tiek žmogiškų, tiek dirbtinių. Todėl mes kuriame dirbtinį